Sveiki, turime dar vieną įrankį, kurio idėja gimė mokykloje, bet tikėtina, jog jisai praverstų kitoms įstaigoms. Mintis yra tame, jog įrankis geba iš Excel ar kitokio CSV failo pagaminti grafiką, o iš grafiko sukurti prezentaciją. Pasižiūrėkime, kaip jis veikia. Įkeliame kokią nors Excel failą. Nurodome, kelintoje eilutėje prasideda duomenys. Sistema automatiškai parenka anksčiau mūsų sugalvotus šablonus. Šablonai gali būti pritaikyti pagal jūsų poreikius. Parodo, kaip atitinka tie įkelta informacija šablonų informacija. Ir importuojame. Importavus momentaliai sukuriami grafikai. Kokie ir kaip tie grafikai vėlgi yra jūsų poreikių klausimas. Sukūrus grafikus, jūs su jas galite daryti gan nemažai dalykų, pavyzdžiui, spausdinti kiekvieną iš jų, išsisaugoti kaip paveiksliuką, galbūt juos palyginti vieną su kitu. Na ir, kaip minėjau, sudėti į prezentaciją. Pasirenkam prezentacijos tipą ir generuojame. Sugeneravus turime sukeltas skaidres. Skaidres taip pat galite savo šablonus, į kurias bus integruotas grafikai. Jums beliks tiesiog įkelti failą, susidėlioti, kurias grafikus planuojate įterpti ir parsisiųsti šabloną. Jeigu turite klausimų, pasiruošęs atsakyti.